taškus ir tas atsilikimas nuo pirmaujančių komandų didėja. Čia pavojingas aikštės šeimininkų išpuolis. Startinę sudėtį, o tuo tarpu dabar stebime dar vieną perdavimą baudos aikštelę. Gali būti pavojus ir įvartis. Taurės turnyre prieš Vilniaus Žalgirį, na, ko gero, vienas skambiausių pastarųjų metų pergalių. O čia dar vienas perdavimas į baudos aikštelę ir įvartis. Na, panašu, kad šioje situacijoje žaidėjas, tačiau ir toliau su kamuoliu yra svečiai iš Mažeikių, perdavimas į baudos. Dar kartą pamėgins nubausti ir kamuolys skrieja virš vartos ir puikiai vertinęs tą situaciją. Epizodui pasibaigus nubaudžia aikštės šeimininkai ir toliau atsilieka. Čia gali būti pavojinga. Štai toks užsikirtimas smūgio šeimininko, o dabar štai toks išpuolis. Ir čia panašu gali būti uždaryti visi klausimai. Taip, 2-0. Labai įdomus epizodas. Rungtynių pabaigai aikštės šeimininkai, Tauragės Tauras švenčia pergalę